Sveiki, mano vardas Werner. Savo gyvenime aš 2 kartus patyriau mirtį. Pirmą kartą, būdamas 6 metų. Ta kartą mane sumušė 5 vyresni berniukai. Tai buvo nepaprastai stipri ir įsimintina patirtis. Antrą kartą tai nutiko jau suaugus, dalyvaujant Sraunių upių baidarių varžybose. Tuomet mano baidarė apvirto ir aš vėl patyriau tai, ką šiandien vadinu anapusiniu pasauliu. Ši patirtis buvo tokia nepaprasta, kad iki šiol jaučiu gilų dėkingumą, jog man buvo leista tai išgyventi. Pirmoji patirtis įvyko, kai grįžau namo iš kino filmo, kurio man nebuvo leidžiama žiūrėti. Buvo vakaras ir jau tamsu. Kelyje sutikau 5 vaikinus, kurie buvo fiziškai stipresni už mane. Vienas iš jų mane pastūmė, o tada visi 5 užpuolė. Galiausiai pajutau stiprų smūgį į pilvą ir mintyse sušukau: "O Dieve!" Kas labai įdomu, jog tą pačią akimirką aš jau buvau išėjęs iš kūno. Aš pakilau maždaug 3-4 metrus virš savo kūno ir tuomet pamačiau, jog tie vaikinai labai išsigando ir pabėgo. Iš pradžių trumpam pajutau baimę, bet ji greitai išnyko. Mane užliejo labai pozityvus jausmas, supratau, kad tai ypatinga būsena, tačiau tuo pačiu viskas atrodė visiškai natūralu. Kai žvelgiau į savo kūną gulintį apačioje, man kilo jausmas, jog aš žinau tą pojūtį, jog toji būsena man labai gerai pažįstama. Nejaučiau visiškai jokios baimės, kaip tik priešingai, jaučiausi laimingas, tarsi būčiau grįžęs namo. Trumpam, tarsi iš tolo pamačiau savo motiną, tėvą ir globėją. Tai buvo tik akimirksnis, trumpai trukęs vaizdas ir staiga aš jau buvau anapus. Nebuvo jokio tunelio. Nežinau, kodėl kiti žmonės jį aprašo. Gal todėl nebuvo tunelio, jog aš buvau vaikas. Viskas vyko labai greitai. Aplink mane buvo nuostabi energija ir ryški šviesa. Staiga atsirado gilus saugumo jausmas. Tai buvo tas stiprus jausmas, jog aš pagaliau esu namuose. Aš grįžau. Tai buvo tam tikra šviesos forma. Aš negirdėjau muzikos, bet buvo jausmas, kurį žmonės apibūdina sakydami, kad dangus pilnas smuikų muzikos. Tai buvo neapsakomai graži, gyvybinga būsena, kurioje jaučiausi visiškai apsaugotas. Viskas aplinkui atrodė kaip begalinė energijos jūra. Tai buvo tarsi pasitikimas. Šiame žemiškame gyvenime niekada nebuvau patyręs tokio neįtikėtinai nuostabaus jausmo. Man nuolat buvo tas jausmas, jog aš iš čia esu kilęs. Visos ten buvusios šviesos būtybės man buvo pažįstamos. Jos buvo tarsi mano broliai. Jos buvo labai išmintingos ir bendravo su manimi, lyg būtume gerai pažįstami, lyg būtume pažįstami visą amžinybę. Anapus girdėjau ir jaunus balsus, o kai kurios būtybės man priminė angelus. Viskas buvo labai šviesu, džiugu ir harmoninga. Tačiau tuo pačiu metu jaučiau, jog viena mano dalis turi grįžti atgal, o kita jautė smalsumą. Norėjau grįžti į žemę, bet ir norėjau pamatyti, kas bus toliau. Jaučiau, jog žemiškame gyvenime turėčiau dar kažką atlikti bei patirti. Todėl grįžti atgal nebuvo labai sunku. Tačiau kartu buvo jausmas, jog tarsi grįžau į narvą. Ta patį jausmą išgyvenau ir kai antrą kartą patyriau mirtį. Grįžimas į žemišką gyvenimą sukeldavo didelį suvaržymo pojūtį. Tai, ką patyriau, buvo visiškai realu. Tai buvo stipresnis nei bet koks kasdienis pojūtis. Kai aš, pavyzdžiui, valgau obuolį, aš žinau, kad jį ragavau. Jaučiu skonį bei tekstūrą. Tačiau toji patirtis buvo daug realesnė negu tai, jog dabar paliečiu kokį nors daiktą.
Tai buvo visiškas tikrumas ir per pastaruosius 20 metų šis tikrumo jausmas tik stiprėjo. Net jeigu visas pasaulis ir visi psichiatrai kartu sakytų kažką kitą, aš ramiai atsakyčiau: gerai, tai yra jūsų nuomonė, bet aš tai patyriau ir jaučiau. Kodėl turėtume ginčytis? Kitą dieną trumpai papasakojau tėvui apie tai, ką patyriau, kad anapus mačiau šviesos būtybės ir su jomis bendravau. Jis iškart pasakė: dėl Dievo meilės tylėk ir niekada apie tai daugiau nekalbėk. Kiti žmonės man taip pat davė suprasti, kad geriau apie tai nekalbėti. Tačiau tas, kuris tai patyrė, niekada to nepamirš, nes tai iš esmės pakeičia gyvenimą. Nuo tada į religiją žiūriu visiškai kitaip. Man religija tai kažkoks nesėkmingas bandymas atkurti ryšį su savo šaltiniu. Iš kur aš atėjau? Kokia gyvenimo prasmė? Kur aš galiausiai einu? Patyręs tai, nebegali nustoti kelti šių klausimų. Ir tai visiškai nepriklauso nuo jokios konkrečios religijos ar konfesijos. Man anapusinis pasaulis yra toks pat tikras, kaip ir dabar man tikras šis žemiškasis. Tai natūralūs procesai kaip diena ir naktis, budrumas ir miegas. Tai nuolatinis pasikartojimas, kurio mums regis reikia tol, kol pabundame pakankamai, kol tampame pakankamai sąmoningi ir pakankamai išmokstame. Po šių patirčių įgijau tam tikrą gebėjimą, ypač dirbdamas su pacientais ir konsultacijų metu, matyti, kuria kryptimi juda jų gyvenimas, ką jie turi išmokti ir kuo aš galiu jiems padėti. Kartais numatau ir žmonių mirtis, bet tai pasilieku sau. Po šių patirčių gyvenimas net ir smulkiausiose detalėse tapo man labai svarbus. Aš nesu tobulas, bet stengiuosi suvokti prasmę už kiekvieno įvykio. Kodėl man nutinka viena ar kita, ką aš turiu suprasti, ką man leidžiama iš to išmokti. Visa tai pavertė mane visiškai kitu žmogumi. Šios patirtys pakeitė mano gyvenimą ir supratau, kad turiu jomis pasinaudoti tam, kad padėčiau kitiems. Studijuodamas mediciną dažnai stebėdavausi, kaip mažai žmonės galvoja apie galimybę, jog egzistuoja daugiau negu vien materialus pasaulis. Galbūt daugumai reikia patiems patirti realybę anapus, kad ją suprastų ir nustotų bijoti. Medicinos studijose man visada trūko dvasinio žmogaus aspekto. Manau, būtų prasminga, jeigu jauni gydytojai mokytųsi ir meditacijos. Vėliau 10 metų dėsčiau mediciną Frankfurto universitete ir stengiausi studentams perteikti mintį, kad egzistuoja daugiau negu tik materialūs dalykai ir kad yra svarbu dirbti su savo asmenybe, o ne tik mechaniškai įsiminti informaciją. Tikriausiai mirties akimirką jausčiau nerimą ar baimę, nes ši baimė yra tarsi įrašyta į mūsų kūną. Kol mes turime kūną, mumyse yra ir gyvūniška dalis. Tai nesąmoninga dalis, kuri nenori mirti. Bet manau, kad žmonijai yra labai svarbu suvokti, jog egzistuoja kur kas daugiau nei tai, ką galime paliesti. Daug daugiau negu tai, ką šiandien pasako mokslas, bažnyčia ar filosofai. Po šių patirčių vien tik informacijos įsiminimas man nėra žinojimas. Tikras žinojimas man yra tai, ką patiriu pats. Todėl nuo tada daug domiuosi ir daug ieškau. Daugiau supratimo, daugiau patirties ir daugiau sąmoningumo gyvenime.